Sveiki visi! Taigi, kas laukia ateinančią savaitę mūsų visų? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad dar turite kelias dienas, dar nuo pirmadienį, antradienį iki trečiadienio, kad darykite visus labai skubius darbus, nes dar yra priešpilnis ir tie darbai padaryti turės augimo energiją. Na ir startuoja trečiadienį pilnatis. Taigi mes labai gerai žinome, kad pilnatis yra tokia specifinė dangaus kūnų padėtis, kai mėnulis švitina, jisai didėja, jisai šviečia ir veikia mūsų sąmonę, pasąmonę, mūsų gyvenimus ir jautrumus. Taigi labai perspėju tuos žmonės, kurie turite ypatingą jautrumą mėnuliui, mėnulio šviesai, kuri, sakoma, yra šalta. Stenkitės tikrai mėnulio šviesoje mažiau būti ir tokiu būdu jūs tą poveikį mažiau pajusite, ypatingai tie, kurie turite polinkį vaikščioti naktimis. Na ir dar noriu pasakyti, kad pagal visus tuos dalykus, prietarus, kurie yra tūkstančiai metų pas visas pasaulio tautas, negalima skalbinių, ypatingai naujagimių, kūdikių, vaikų kabinti mėnesienoje. Ta prasme, kad jeigu kabinate į lauką, net ir žiemą, nes tikrai yra žmonės, kurie ir patalinę iššaldo, kas tai yra nepaprastai sveika, tai jūs negalite tų skalbinių palikti nakčiai ant mėnulio, kaip sakant. Taigi, jeigu džiovina, tai ar palėpiai, ar kokiam ten, reiškia, šieno ten, reiškia, kur, užmiršau dabar kaip vadinasi tas, šieniniai, reiškia, tik tai neduokite tiem skalbiniam, kad apšviestų mėnulis. Taigi, šiaip savaitė yra pakankamai aktyvi, ypatingai tiem, kurie gyvenate Lietuvos, reiškia, teritorijoje ir vyrai galės džiaugtis padidintų seksualumu, tarp kitko ir moteris, kadangi, bet vyram gal čia biškiek toliau, tai aktyvumu, kad spėsite ir darbus visus nuveikti ir dar vakare apkabinti savo artimą žmogų. Taigi tikrai šią savaitę neturėtų skaudėti niekam galvos vakarais, taigi šitą turėtumėte turėti omeny. Taip pat yra padidintas pakankamai vaisingumas, nes mes visada seksualumo padidėjimą irgi tapatinam su vaisingumu ir su vaisingumu padidėjimu. Darbe kažkokių tai didelių bėdelių neturėtume turėti, nebent tik padidintas konfliktiškumas, bet aš minėjau, kad tas konfliktiškumas yra susijęs su mėnuliu. Taigi, mielieji, geros pilnaties, ramios, harmoningos ir palaikykit mus spausdami patinka ir prenumeruodami mūsų kanalą. Ačiū, iki.